Top Sporto lygos 18 turo rungtynės Širvintų futbolo stadionas laukia pasirodant aikštėje vietos Transinvest ekipos futbolininkų ir čempionų iš Panevėžio FK Panevėžys žaidėjų. Kūno kontaktą koja, o dabar išbandymas Danieliui Bukeliui. Nedaug žaidė kojomis rungtynėse su Žalgiriu, tarsi šiek tiek bandė pasaugoti savo vartininką panevėžiečiai, o proga Enrique Devensas ir pirmasis įvartis. Krenta į Panevėžio vartus. Sakiau, kad Enrique Devensas nėra tas patikimas puolėjas, realizuojantis savo progas, taip kaip derėtų aukšto lygio futbolininkui, Sport lygos lygio futbolininkui, tačiau dabar pirmas šansas, pirma galimybė, pirma Panevėžio gynėjų dovanėlė ir Enrique Devensas neprašauna pro šalį. Panevėžiečiai ir Federico Palaciosas, ar pavyks surengti kontrataką, didelėmis pajėgomis atakoja panevėžiečiai, Arminas Šivilis ir geltona kortelė. Tuo iš esmės nulemdamas Gargždų Bangos pergalę. Paulius Kiselevskis, dar vienas galingas smūgis ir šį kartą Danielis Bukelis. Kiselevskio įsidengimo, dar kartą žaidžiamas aukštas kamuolys, Artūras Žulpas, smūgis ir Enrique Devensas. Gušė Točkūnas prieš Mazanį, gali iš kairės smūgiuot Točkūnas, bet pralaimės rungtynės. Pažiūrėkime dabar, Ohori prieš Bosančičių. Labai gerai žaidžia Japonas ir bus matyti visgi baudinys. Danielis Bukelis ir Linas Pilibaitis. Atspėjo kampą Danielis Bukelis, tačiau nesugebėjo atremti pažemės skriejusio kamulio ir 2-0 priekyje Vilniaus rajono Transinvest. Manau, labai palengvėjo pačiam Linui Pilibaičiui, palengvėjo ir Aurimui Tamaliūnui po šio smūgio, nes visgi labai arti atitenka panevėžiečiams ir čia jau gali būti pavojinga. Jeffrey Sarpongas, smūgis ir virš skersinio, pavojingiausias Panevėžio ekipos epizodas pirmame kėlinyje. Pabando išeiti. Enrique Devensas, na tai nėra paskutinės vilties pražanga. Raudona kortelė. Pasakiau, kad nėra paskutinės vilties pražanga, nes sėdžiu kaip tik toje pozicijoje, iš kurios geriausiai matosi pražanga ir priverstas palikti aikštę. Po pražangos Linas Klimavičius, Ernestas Černecki. Ir toliau trijų gynėjų, vidurio gynėjų linija. Paulius Kiselevskis, daug erdvės, Misaki Sato, nieko nėra prieš vartus, jis vienas prieš Bukelį. Klaidina ir trečias įvartis. Tai prašau, štai taip ir išnaudojo Transinvest futbolininkai kiekybinį pranašumą. Per daug buvo Panevėžio žaidėjų susirinkę kairiajame aikštės flange. Paliktas visai be priežiūros Misaki Sato. Be abejo, geras perdavimas, tačiau ta erdvė, kuri atsivėrė Transinvest, ir jeigu Džiugas dabar kluptelėtų, žaisdamas su Žalgiriu, kauniečiai galėtų pakilti trečią vietą ir aplenkti Telšiškius. Na, bet taip, detalės, o čia smūgis per save, Ignas Venskus. Transinvest 3, Panevėžys 0. LFP taurės turnyro laimėtojų revanšas prieš A lygos nugalėtojus.